Sveiki visi mus girdintys ir žiūrintys verslo aktualijų laidoje šį kartą apie valdybas. Valdymą valdybose, išorinius valdybos narius, kas gali būti valdybų nariais ir tęsiu mūsų pokalbį su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Šitą pokalbį vesiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Žanai, valdybų valdymas, kada jis atsiranda, ne istoriškai, bet tiesiog kuriam įmonės momente, kam sukuriama valdyba ir labai trumpai, kaip valdoma įmonė, kai yra valdyba. Paprastai verslus kuria savininkai, kartais vienas savininkas, kartais keli, tai ir įstatuose yra numatoma, ar turėti valdybą, ar neturėti valdybą ir taip toliau. Tai kodėl valdyba reikalinga arba nereikalinga? Tai pradžiai, kai verslai įsikuria, savininkai paprastai patys viską valdo ir patys viską sprendžia. Bet vėliau, kai kompanija auga, tiesiog reikia gilesnių įžvalgų arba norisi, kad prisidėtų kiti akcininkai ar dar kažkas. Ir taip po truputį atsiranda poreikis valdybai. Tai valdybos yra labai skirtingos. Paprastai savininkai apsibrėžia, ką jie norėtų valdybai arba kodėl norėtų. Yra būna, kai kompanijos parduodamos arba ieškoma investuotojų ir taip tada atsitinka, kad atsiranda dalininkai. Ir paprastai tuo metu jau yra formuojama valdyba, kuri yra aktyvi, nes valdybos gali būti aktyvios, neaktyvios, labai skirtingos būna dažnai. Vienos valdybos dirba į savaitę, susirenka vieną dieną, kitos į mėnesį, o kartais į ketvirtį, o yra valdybų, kuri metus kartą. Formaliai valdybų sprendimai ir savininko sprendimai metus yra privalomi vieną kartą užbaigti finansinius metus ir pateikti ataskaitą valstybiniam, ko reikia, kokių ten ataskaitų reikia. Kaip Lietuvoje, kada jos jau pradėjo, taip, kaip čia pasakyti, steigtis labiau? Nes panašu, kad vis vien buvo tas valdymas, toks pačioj pradžioj savininkai ar akcininkai vystė verslus ir kažkada tos valdybos nutiko, prireikė tų valdybų darbo. Yra keletas scenarijų, kodėl valdyba labai konkrečiai atsiranda. Pavyzdžiui, savininkas nori pasitraukti. Tai kažkas turi valdyti ir savininkas turi poreikių jausti saugiai. Tai jisai paprastai tą verslą perduoda kažkam, ne? Formaliai aišku vadovui, bet norisi, kad būtų daug įžvalgų ir kontroliuojama. Tai valdyba gali turėti įvairias funkcijas, gali būti kaip kontrolės mechanizmas, gali būti kaip vystymo organas. Tai yra, kad ateina žmonės su atskirom kompetencijom, giliom, taip papildydami, reiškia, valdybą, o to pačiu ir kompaniją. Tai dar kitų yra, kai, pavyzdžiui, fondai ateina, tai jie labai daug dėmesio skiria atskaitai, kad tai būtų skaidru, kad tai būtų aišku, kas vyksta, nes vis dėlto investuojama tuo metu yra, tai jiems labai svarbu yra kontroliuoti ir žiūrėti, kad procesai vyktų tinkama linkme. Ir tada tos valdybos pagal tos tokius poreikius formuojasi su savo tam tikra kultūra. Tai kompanijos labai skirtingai nueina, aš sakyčiau. Kada jų aš rekomenduočiau valdybą turėti, tai tada, kada savininkas arba keli savininkai mato poreikį arba turėti alternatyvus kažkokios nuomonės arba gali būti kompetencijas pritraukti ir taip toliau. Dažnai, kai mažos kompanijos irgi valdybos kuria tam, kad vystyti kompanijas ir jie paprastai negali įpirkti, pavyzdžiui, tam tikro vadovo ar kažkaip tai, bet jie gali prisikviesti tą vadovą dirbti į valdybą. Nes valdyba yra darbas. Man yra tekę dirbti ne vienoje valdyboje ir šiuo metu keletą turiu, tai yra irgi keletas skirtingų funkcijų. Vienoje valdyboje aš esu atsakingas už funkciją, kur prižiūriu ir konkrečiai domiuosi visą tą laiką, bet valdyboje aš turiu savo gilesnę nuomonę ir paprastai, jeigu paprašo arba aš pats matau reikalą, pasakau tam tikras įžvalgas, kaip aš tai matau. Ir tai prisideda prie bendro kokybiškesnio kompanijos valdymo. Kitoje valdyboje yra tekę būti daugiau kontrolierium, kur teko pagelbėti, sakykime, sukurti mechanizmą organizacijai vadovui, bet jau daugiau iš valdybinio pusės, tai kokie rodikliai galėtų pagelbėti, užčiuopti, kaip kompanija juda greitai, negreitai,
formuojamos užduotis vadovai, vadovas turi tam tikrus savo tą dienotvarkės dalį paprastai, tai valdyba yra tas, kuris užsako tam tikrus dalykus vadovai paruošti, pavyzdžiui, kažkokias ataskaitas, arba, pavyzdžiui, paruošti ataskaitą, tačiau tuo pačiu paima vieną funkciją ir pristato detaliau, nes valdyba pageidauja suprasti giliau, kas ten vyksta, ar pakankamai vyksta, ar greitai juda kompanija, ar negreitai. Dabar gal tik tai mano nuomonė, bet dabar drįsiu patyrinėti išoriniai valdybų nariai. Tai reiškia ne pagrindinė valdyba, kuri samdo pagal, nežinau, kompetencijas, nebūtinai kompetencijas. Kaip atsiranda nepriklausomi valdybos nariai, kurie ateina visiškai iš išorės ir padeda? Kaip jie atsiranda, tai jie kažkaip atsiranda, kažkas pažįsta. Koks poreikis, ar ne? Kodėl ne tik valdyba, bet dar ir samdomas kažkoks nepriklausomas valdybos narys, ateinantis tik tai pagelbėjantis? Paprastai valdyba įeina akcininkai ir jie yra tiesiogiai kaip ir savininkai arba dalininkai. Ir jie turi paprastai savo interesus. Nepriklausomas valdybos narys turi skirtumą nuo tų valdybos narys tuo, kad jis yra neįtakojamos vidinės kompanijos, tuo pačiu jisai gali turėti santykius arba neturėti santykius, tai valdybos narys, bet jisai yra išoriškai nepriklausomas visais klausimais. Tai reiškia, kai jis gali pasakyti tai, ką galvoja, be kažkokios baimės, be kažkokios įžeidimo ir taip toliau. Tai čia labai yra svarbu tas nepriklausomumas, užtat ir sakom, nepriklausomas valdybos narys. Ne? Tuo pačiu valdybos iš išorės atėjo žmogus, jeigu, sakykime, mes turim kompaniją, kur buvo savininkai, sukūrė valdybą dėl valdymo, jie patys valdė ir valdyboje darė visus sprendimus. Tačiau jie dirba tik kompanijų, tik vienam apibrėžti. Dažnai išoriniai valdybos nariai turi daugiau patirties skirtingose kompanijose, skirtingose funkcijose ir turi paprastai patirties, ką galėtų išsakyti, kas yra labai naudinga iš išorės, kad objektyviai patarimus duoti arba tam tikras įžvalgas. Tai va šita nepriklausomumą duoda vieną vertę, kita yra, kad patirtis žmogaus, kuris ateina nepriklausomų valdybos narių, gali papildyti pačios valdybos kompetencijas ir žinias. Ar negali tas išorinis žmogus išskelti tokios ugnies, nes faktiškai, kaip aš suprasčiau, ar ne, ta valdybos nariai visiems yra renkami, pagal kompetenciją, kad žmogus turėtų kompetencijos valdyme ir padėtų valdyti. Ar aš klystu, ar tiesiog tos valdybos susiformavo, kaip čia dabar pasakyti, reikėjo ir iš savų išrinkom tuos valdybos narius? Kaip čia tendencija yra? Istorijos čia turbūt reikėtų daugiau dar plačiau, jeigu pažiūrėti ir valstybinės įmonės irgi dabar pakankamai renka. Tokia tendencija jau matom. Jo matom, kad jie nori prisitraukti tos valdybos narius ir tenka irgi pakonsultuoti netgi tam tikrų ministerijų žmonės, kad reiškia, jie sako, skelbėm nepriklausomą valdybos nario, reiškia, konkursą, konkursas yra paprastas konkursas. Ir, reiškia, ir kažkas konkursuoja, yra kažkokia struktūra, kuri, reiškia, atsižvelgia, perkalbina kompetencijas, patikrina ir išrenka. Ir man teko keletą kompanijų tiesiog valstybės sektorius pažiūrėti ir aš suabejojau nepriklausomumo dėl to, kad iš ten kokių 5 valdybos narių 4 tai yra įmonės darbuotojai. Aš suprantu, kad jie gali... Ar čia, kad suprasčiau, ar čia yra tie, kurie ateina, ar kurie jau dabar yra valdyboje? Jie buvo, aš suprantu, darbuotojai ir jie dalyvavo konkursui ir tapo valdybos nariai. Tai ar tai yra nepriklausoma, aš nežinau. Yra gal pliusų tame, kad tie žmonės žino tą kompaniją, ne? Bet ar tai nepriklausomi, aš nesu tikras. Ne? Tai va čia irgi yra ta valdyba, kaip yra formuojama. Ne? Paprastai, jeigu žiūrėti pagal savininkų, kas turi akcijų, tie yra akcininkai ir dažniausiai yra praktika, kad akcininkai sudaro valdybą, kurie priima pagrindinius, reiškia, sprendimus. Ne? Dabar jau truputį daugėja, kad į tą pačią valdybą paprastai įeina ten generalinis direktorius arba ten kažkoks kitas vadovas. Tai yra praktika, kai iš vidaus yra parenkama valdyba, bet aš ją taip visada vadinu, kad tai yra vis tiek valdybos narys vidinis, kuris yra darbuotojas, jis neturi, reiškia, akcijų ar nuosavybės, bet jis dalyvauja valdybai pilna teisų. Tai čia yra kultūrinė dalis, bet nepriklausomumo klausimas man vis dėlto kyla. Ir čia turbūt vėlgi yra kompanijų, kurios puikiai naudojasi savo darbuotojais ir jie tikrai, aš tikiu, kad prisideda savo įžvalgom ir darbu ir taip toliau. Bet
nepriklausomumo yra pliusas tame, kad klausimas buvo, ar gali išskelti problemą. Taip, gali. Nes jeigu buvo įprasta, kad, pavyzdžiui, kai kurias problemas matomas nutilėtume, tai nepriklausomo valdybos narys gali tiesiog taip pat paprastai paimti ir įvardinti ir tame galima sukelti konfliktą. Bet aš sakyčiau, kad jau čia yra klausimas apie tai, koks tikslas, ne, kodėl mes kviečiam nepriklausomą valdybos narę ir ko tikimės. Lygiai taip pat valdyba turėtų arba savininkai sutarti, kokią funkciją jis, kodėl yra pakviečiamas, ar papildyti, ar turėti alternatyvią nuomonę ir apie tai pasikalbėti. Aišku, rizika žmogiška visada lieka, kad galim kažkaip nesusiprasti ir taip toliau. Tai toj vietoj ta pasitikėjimo rizika neegzistuoja ir turbūt bet kur. Čia mes negalime įlysti į kažką. Bet vėlgi, mano praktika rodo, kad tų konfliktų išoriniai valdybos nariai nesukelia tokių didelių. Galbūt labiau iškyla klausimas, jeigu yra kažkokie skirtingi, reiškia, interesai kompanijos atžvilgių, pavyzdžiui, fondai tikriausiai visada nori dviejų dalykų, arba jeigu tai yra kažkokie pensijiniai, reiškia, investavimo, kurie nori stabilumo, reiškia, aiškumo dalyko, ir jeigu būtų tokioje valdyboje arba savininkas, kuris įsileido investuotoją, nori, pavyzdžiui, rizikingesnių sprendimų, tai šiuo atveju tikėtina, kad kiti tie valdybos nariai stabdys tam tikrus procesus ir nesutiks, nes jie nori visai kitų interesų. Tai vėlgi, ar apie tai taip tiesiai pasišnekama, būna visai. Kartais pasišnekama, kartais ne. Tai nepriklausomo valdybos nario irgi įtraukimas yra galbūt tame, kad jisai gali padėti susibalansuoti arba gali iškelti klausimus, apie kuriuos privaloma pasikalbėti. Ir tai irgi padeda valdybai aiškiau susifokusuoti, ko tikimasi, ne? Nes savininkai turi vienus tikslus, valdyba turi tikslą irgi valdyti kompaniją, bet o ko siekti yra klausimas. Ir čia reikia irgi sutarimo. Dabar noriu dar paklausti, konfidencialumo dalykai. Kai yra valdyba, tai šiek tiek mes esam tarsi apdrausti. Tai yra, mums žinomi žmonės, arba dalininkai, arba akcininkai, arba apskritai, kaip jūs sakot, pasitaiko kartais, kiek tas nešališkumas, bet gal ir įmonės kažkokias kompetencijas dirbantis įmoniai. Dabar tie nepriklausomi valdybų nariai, nepaslaptis yra tokie žmonės, kurie keliose valdybose. Kaip yra, kokie yra reikalavimai tam nepriklausomam valdybos nariui? Ar tu gali čia per kelias nueiti pas konkurentus, pavyzdžiui, ir ne, tokių nepasitaiko, tokių kaip reglamentuojama, ar iš vis dabar dar kol kas nereglamentuojama, kiekvienas, kuris turi kompetencijų, gali eiti ir į 19, perdedu ne 19, į keletą valdybų. Ne, kaip čia yra turbūt irgi keletą momentų reikėtų paminėti. Viena tai yra, kad turbūt bet kuris savininkas arba bet kuris verslininkas tikisi konfidencialumo. Ir konfidencialumas arba kodeksas kažkoks garbės, tai jis privalomas yra vien dėl to, kad interesų konfliktai neturėtų tiek valstybė tą seka, tiek versluose. Tai aš tikrai nesuprasčiau nepriklausomo valdybos nario, kuris, pavyzdžiui, nežinau, dviejose skirtingose logistikos kompanijose, reiškia, dirba valdybos narys. Tai akivaizdu, kad tai sukeliama yra rizika. Ne? Ir ar aš taip norėčiau? Turbūt, kad savininko atveju ne. Tai čia yra tas dalykas. Kitas dalykas yra įstatymai, yra draudimai, yra tam tikri įsipareigojimai. Paprastai irgi valstybei tai yra labai konkretu, yra aprašyta, ko tu gali, ko tu negali, už ką atsakai, yra įstatymas, kuris pasako, kad kartais būna netgi tokiu atveju, kad ir savo asmeniniu turtu atsakai. Tai čia yra rimti dalykai ir tuos dalykus nereikėtų ignoruoti turbūt. Mano rekomendacija visada yra apsirašyti ir išsiaiškinti. Dėl konfidencialumo, dėl paprašyti interesų, reiškia, kaip sakyti, apsirašyti, o kur tu dirbi ir žmogus, aš tikiuosi, kad jau esam užaugę iki to, kad mes ir suprantam, ką reiškia interesų konflikto, reiškia anketa, arba kad būti nepriklausomu, ką reiškia įvardinti galimas sąsajas ir taip toliau. Tai šito, aš tikiuosi, kad Lietuvai jau yra. Tai aš matau, kaip mes sudarom tam tikras sutartis ir paprašoma jau yra. Arba nekonkuravimo, kaip su darbuotojais yra irgi sutartis, tai irgi galima
tai traktuoti ir valdybos atveju, tai nieko čia naujo kažko nėra. Dėl atsakomybės, tai kaip minėjau, yra įvairių, bet yra ir draudimai. Deja, Lietuvoje nedaug draudimo kompanijų siūlo tą draudimą tokį, bet galima rasti. Koks tai būtų draudimas? Nepriklausom valdybos nario veiklos draudimas. Ne? Tai yra tokie dalykai Lietuvoje jau irgi. Dabar čia aš suprantu, kad gal nėra receptas, ar ne, bet labai dažnai susidūrus su savininku, kuris užaugino verslą, turi padalinius, turi, sakykime, na kaip pavyzdys, kažkokia įmonė turi 30 parduotuvių. Ir dar vis dėlto yra valdymas, tai yra savininko, ar ne? Taip. Kada jau, ar yra momentai, kai jūs jau patartumėt, tikrai verta turėti savo valdybą? Tokio kažkokio taip nupjauti turbūt yra sudėtinga. Aš sakyčiau, kad verta tiem, kurie, pavyzdžiui, jaučia, kad iš apačios, pavyzdžiui, kažkas neateina, ne? Kodėl neateina? Gali būti dėl kultūrinių. Žmonės tiesiog supranta, kad taip vadovas viską nuspręs ir nieko nereikia. Duomenys, žinios ar ką jūs turit minty neateina? Pavyzdžiui, per ilgą laiką kompanijai susiformuoja kultūra, kur iš apačios yra pateikiami tik formalūs kažkokie rezultatai. Ne? Ir savininkas, kad ir kaip norėtų, reiškia, gal kažkokių daugiau dalykų įžvalgų, bet jis pats laiko tam neturi, nes verslas didelis, tu kažkam viskam negali skirti laiko. Tai valdyba gali būti vienas iš sprendimų būdų, kad, pavyzdžiui, pasirinkti keletą valdybos narių ir pasidalinti, kas ką, pavyzdžiui, kontroliuoja. Ne? Tai čia vienas receptas. Kitas gali būti, kad kuruotų kažkokį plėtros projektą, ne? Arba ieškotų finansavimą. Galima į kitokių funkcijų, nes pati organizacija tam tikrų kompetencijų gali ir nekaupti. Kaip pavyzdys, turim kompaniją, kuri logistiką vežioja ir nereikia logistikos kompetencijos, bet valdybos narys atėjęs su kažkokia logistinė kompetencija galbūt galėtų, pavyzdžiui, tokios parduotuvės sandėlį pažiūrėti, ar tikrai ten mums to ploto tiek reikia, o gal nereikia. Ir to vietoje tiesiog atsiranda vieta, kur galima efektyvinti, vystyti tam tikrus dalykus. Ir visą tai galima paskaičiuoti. Ne? Geras specialistas objektyviai mėgina įrodyti arba sakyti, kad netgi ir tuo atveju, jeigu jis ateina ir nieko neranda ir sako, viskas gerai, tai yra jau nauda, tai šiek tiek tu nesugalvosi. Ne? Tai vis dėlto aš galvoju, kad turi vertę kurti bet kuri valdyba. Ne? Tai dabar kada jin gali kurti? Tada, kai savininkas mato prasmę ir kai yra pamatuojami dalykai. Tai va čia turbūt aš dar netgi tokia kaip idėja sakyčiau, kad Lietuvoje mes mokomės tas valdybas irgi kurti, įsileisti, pasitikėti, bet yra tokių įdomių praktikų Lietuvoje, kaip susibūra keli savininkai, pavyzdžiui, ir viens kitam į valdybą pasisiūlo, ne? Ir tarsi tu turi kaip klubą tam tikrą, kad prižiūri, tu mano verslą prižiūri, aš tavo prižiūriu. Ne? Yra daug tokių, dar tai aišku yra labai nauja, tos nepriklausomos valdybos, kaip čia sakyti, ne klubas čia yra, bet čia yra toksai pagalba valdybos pasitikėjimo tam tikrų kompetencijų skirtingų. Tu esi verslininkas, aš. Mūsų verslai skirtingi, mes gal nekonkuruojam, o gal papildom dar vienas kitą. Ne? Tai jeigu jisai ateis su savo patirtim, tai jisai matyt kažką atsineš. Bet čia yra daugiau tokio iš savininko naudos. Ne? O nepriklausomi valdybos nariai, kurie jau ten yra keletą valdybų ir buvę ir matę, tai irgi didžiulė vertė yra viena ta teorinė, ką jie žino, bet yra ir praktinių sprendimų, ne? Kad tu, skaitysi knygą, bandysi pritaikyti kompaniją, o valdybos narys išorinis jau, kuris visą tai praėjo, ateis ir sakys, tai veikia, tai neveikia. Kodėl neveikia irgi, arba kodėl veikia papasakos, tai tu sutaupysi tiesiog laiką, greitį, kažkokius tokius dalykus. Dar mūsų pabaigai, jūs sakot, skaitysi knygą, tai metodas, kaip būti valdybos nariu, ar yra kažkur galimybių mokytis ir kažkokiu įgūdžiu jau tapus valdybos nariu, ar yra reglamentacija, ar yra mokymai, ar yra kažkur tobulėjimo galimybės valdybos nariui? Valdybos nariai pirmiausia turbūt ateina iš to, iš savo patirties ir per save perleidimą. Žinoma, samdom kompetencijas. Taip, paprastai. Bet aš manau, kad poreikis yra. Ir yra, jeigu neklystu, ir aš esu radęs keletą universitetinių, modulių,
kuriuose būtent yra skirti mokymai valdybos nariam. Tai ten netgi teko pastudijuoti šiek tiek, tai yra įstatyminė bazė, įmonių valdymas, apskaitos standartai, tam tikri reglamentai, tuo pačiu yra supažindinama su tais pagrindais, kas vis tiek įstatymai reglamentuoja tam tikras veiklas. Tada yra apie atsakomybę dalis, tada yra apie tai, kaip išgryninti arba tam tikrus strateginius modelius, kaip dirbti valdyboje ir organizuoti. Tai yra tokių mokymų. Tai dabar jau mūsų pokalbiui einant į tą kitą pusę prie pabaigos, valdymas, privalumai, kai tik savininkas, valdymas kaip privalumai jau savininkas ir valdyba ir galutinis valdymas, kai yra savininkas, valdyba ir išorinis nepriklausomas valdybos narys. Tarp savininko... Keletas sakinių, kad neplačiai. Jeigu tik žiūrėt kaip savininko, yra privalumai tame, kad savininkas yra vienasmenis sprendėjas. Tai yra privalumai, tai reiškia greitai tu gali nuspręsti, bet gali greitai ir suklysti. Gali greitai pataikyti ir nepataikyti. Sakyčiau, savininkas plus valdyba vis tiek yra iš laukas, jeigu kalbėtume, kad tą valdybą sudaro savi žmonės, pavyzdžiui, ne? Tai tu turi lauką, kuriame, jeigu kultūra yra pakankamai sveika, atvirumas didelis, diskusijos ir sprendimų daug, tai turi tokią erdvę platesnę, tiek suvokimo, tiek gilumo prasme, tai savininkas įgauna tame laukia tokia kokybiškesnių sprendimų galimybė. Ir su nepriklausomais valdybos nariais, tai aš manau, kad irgi dar plačiau yra laukas paėmas, tai galima būti daug giliau, tuo pačiu yra daug atnešama to žmogaus asmenybės patirtis, kuri labai yra praktinė iš vienos pusės, iš kitos pusės yra jau išbandyti dalykai, kuriuos netgi ir diskusijoje arba kitų kampų. Aš kartais vadinu, kad netgi atėjus naujam valdybos nariui yra atrandami nauji verslo nišos atrandamos arba verslo modeliai, arba labai kaip galima tą patį dalyką padaryti greičiau arba kokybiškiau. Tai aš sakyčiau, valdybos nariai atneša pirmiausia atvirumą neišvengiamai, jeigu jis tai turėtų būti atviras ir neatstovauti nei akcininkų, nei kažko, o padėti kompanijos vystymui. Tai jeigu yra vienas savininkas, tai jis tiesiog gaus dar vieną nuomonę, jeigu yra keli savininkai, tai jis dar įgauna kitų dalykų, tai jis gali moderuoti nepriklausomai, kad būtų, pavyzdžiui, užtikrinti valdybos darbą nuoseklų, ne? Kad būtų visi išklausyti, visi pasisakytų ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, kad įgaunama daug dar platesnių dalykų. Jums teko savo gyvenime būti kaip nepriklausomų valdybos nariu. Koks privalumas ir kokios bėdos buvo, gal porą pavyzdžių? Neperžengiant konfidencialumo, bet tiesiog, ne įmonė X, bet kažkaip taip, ar ne? Kas yra buvę sunku, tai kai tu ateini į valdybą, kurio šeima, pavyzdžiui, ir tu turi būti šeimos... Kad suprasčiau, įmonėje valdybos nariai yra šeimos nariai. Taip. Ir šeimos nariai turi labai skirtingą kompanijos matymą. Vieni, pavyzdžiui, nori parduoti, tuo atveju norėjo, o kiti vystyti. Ir taip yra, kad kompanija yra sustabarėję, valdyba niekaip nepriema sprendimų. Atėjus į išorės ir pateikus keletą arba scenarijų, kaip galėtume vienaip ar kitaip abiejų, kaip šeimos narių tam tikrus interesus suderinti, džiaugiausi, kad po keletą valdybų mes turėjom planą A, B, reiškia, kas būtų, jeigu būtų, kodėl būtų, kokie argumentai, kokie skaičiai ir ką kompanijos generalinis su pardavėjais turėtų padaryti, kad abidvi tos pusės būtų patenkintos. Tai, sakyčiau, čia buvo geroji. Blogiausia būna, kai nepriklausomos valdybo narys eina į valdybą ir nieko neprisideda, arba jis yra neklausomas. Tai tada sąžiningas valdybos narys tada turėtų sakyti, atsiprašau, bet aš neteikiu savo vertės ir ta prasme tada aš neturėčiau toj valdybai. Čia yra toks sąžiningumo, yra tekę ir man pasakyti, kad atsisakau būti valdybos nariu, pavyzdžiui, nes nieko nereiškia. Ne? Ten vienoje kompanijoje teko matyti, kai valdybos narių buvo labai daug ir dalis valdybos narių susivienyje
o kiti tokie mažesni valdybos nariai, ne mažesni, bet valdybos nariai tiesiog dėl balsavimo teisės jautėsi ignoruojami. Ir vėlgi tada, aš sakyčiau, kad ta buvo politinė tokia, kad politiniam partijom valdant tam tikrą UABą, tada valdybos narys, kuris ateina iš išorės, jis mato tai labai akivaizdžiai ir tu gali pabandyti įtikinti vieną ar kitą, bet tiesiog tam tikri interesai nesivysto. Ir aš manau, kad tai valdybos nariai irgi labai geras iliustracija apie tai, kad jeigu nepriklausomi valdybos nariai keičiasi, o kompanija nejuda, tai tada klausimas yra turbūt apie valdybos struktūrą ir tam tikrus dalykus, kodėl taip yra. Tai dėkoju šį kartą už pokalbį visiems mūsų klausantiems ir žiūrintiems. Tokia mintis, pagalvokite, koks yra jūsų valdymo modelis ir galbūt galima pagalvoti apie platesnį kontekstą ir galimybes. Šį pokalbį vedžiau aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė, kalbinau alternatyvaus verslo valdymo strategą Žaną Neimantą. Žiūrėkite ir kitą kartą mūsų pokalbis. Sudie.